Šiandien svarstome, kaip Lietuva gyvens kitais metais, 2023 metais. Ar turime mylėti savo valdžią? Ar šiandien turime mylėti poziciją? Apie tai kalbėjo ir žymus rašytojas, eseistas Liutauras Degėsys savo esė Nemylėti valdžios. Jis sakė, varge ir džiaugsme gali tekti gyventi drauge iki mirties arba iki skyrybų, bet gyvenant kartu, būti opozicijoje, nesusitapatinti su valdžia, patartina tiek žmogui, tiek ir bažnyčiai, kad valdžiai pasikeitus neprarastum savęs. Visai kaip gyvenime, jei įmanoma, visada patartina neįsimylėti ir neprarasti proto. Valdžią galima ir reikia kontroliuoti ir kritikuoti. Reikia prisiminti, kad valdžia neturi savo pinigų, tik iš mūsų surinktus. Gerbėmieji, kolega Eugenijus sakė, kad neturėtumėm šiandien svarstyme būti buhalteriai. Taigi aš noriu pasakyti apie patį principą vieną. Pinigų akivaizdu trūksta visiems, jų visiems norisi daugiau. Bet liūdniausia, kad biudžeto svarstymuose netrūksta prekybos elementų, prekybos tautos tradicijomis, konstitucinėmis vertybėmis, pataikavimu savo koalicijos partneriams, kurie kelia savo sąlygų. Ir tai paliudijo vakar vykęs televizijos forumas, kur ministrė Aušrinė Armonaitė pasakė, kad svarbaus koalicinio posėdžio darbotvarkėje buvo dvi temos – 2023 metų biudžetas ir civilinė sąjunga. Mums kaip ir viskas aišku. Tačiau įsivaizduoju, kaip istorikams po 50 metų keistai atrodys tokios darbotvarkės parinktis. Juk ten protokole nebus parašyta, kad už pritarimą biudžetui garantuojama civilinės sąjungos problemų sprendimas. Na, dar magaryčių duosim 40 milijonų keliams tvarkyti, nors tai, pasak savivaldybių asociacijos vadovo Mindaugo Sinkevičiaus, yra tik pabarstukai. Taip, lėšų trūksta įvairioms sritims. Štai jau minėtas įkurtas ir neva kaip būsimas gėris veiksantis medijų rėmimo fondas. Jam numatoma skirti 5 milijonai eurų, o pasak vieno iš periodinių leidinių asociacijų vadovo trūksta dar bent 4 milijonų eurų. Ir nepadidinus biudžeto, jo nuomonė, grės tiesiog stagnacija, o literatūros ir meno, 7 meno dienų, Šiaurės Atėnų, Nemuno ir kitų redakcijų darbuotojai tiesiog jausis apgauti. Prisimenu prieš mėnesį premjerės prašymą nesikesinti į priešrinkiminių metų biudžetą. Šitą pažadą vykdžiau, tačiau prisimenu ir premjerės pažadą mano mintis susikonspektuoti ir ieškoti galimybių, kaip paremti lėšomis atokiau gyvenančius žmonės, kai jiems reikia kompensuoti spaudos pristatymą, kuri yra išbrangusiai. Tikiuosi, kad premjerė mano prašymą susikonspektavo ir mes, ir Lietuvos žmonės gyvenantis regionuose nebus nuvilti. Ir baigdamas, kam visą tai sakau? Na, tiesiog, kad valdžia, pozicija, pasak to paties Liutauro Degėsio, neįsivaizduotų esanti ypatinga, nepakeičiama ir nepasiekiama. Priminti, kad pernelyg nesigirtų savo darbais, kurie daugeliu atveju yra mūsų darbai, arba darbai, kuriems mes tą valdžią pasamdėme. Ačiū.